Jeigu jūs myli draugą, užsidėk jam pūkėlį, nes vis tai gal prireikti. Blogiau nebus. Nu dabar užsidariau laungą, gal dabar iš vis bus geriau, nebebus šiukštėm. Užrasokiam iš vis, kad nesimatyt nešvar lungą. Tai va, šiandien ir tokį temą apie kofeiną. Turiu kavos, turiu ChatGPT, nes aš ne koks specialistas ir man žodis nėra toks svarus, kaip kad internet informacija. Šiandien aptarsim būtent tris dalykus. Tai kas ir kofeinas, kaip ant sveik ir kaip ant žalo mūsų organizmą. Nepamokslausiam nieką, tiesiog pasidalins savo patirtim, ką pradėjau vartoti kofeiną, kokie man santykiai ir su kofeinu. Ir tą progą šiandien išgersiu paskutinį savo paudėlį kavos ir tada stengsiuos tiesiog nebevartoti bent jau mėnesį. Jei mėnesį išės visiškai nevartoti, nebevartos metus, o paskui žiūrėsim. Tai va, apie kofeiną. Su kofeinu turiu tokį vadinamą tų love ir hate relationship. Tai aš nutraukau vartoti, tai aš kartas vėl pradedu ir tada, kai pradedu, per daug vartoju. Vien ta priežasčių ir kodėl aš nustos dabar vartoti kofeiną ir tai, kad aš per daug vartoju. Nėra pas manis kažkokia tokia saika. Nėra, kad aš vien paudėlį išgeriu viskas. Uns mani ir teik iš tikrųjų, kol tu nepripranti prie kol tu neįgauni tos tolerancijos tam kofeinu, žiauriai geras dalykas, bet tu paskui tiesiog įpranti ir tau nebedaug tokį kažkokį būstą vadinamąjį, tokį antplūdžiaus energijos. Tavo tiesiog reikia vien tam, kad tu funkcionuotum, taip kaip tu kažkada gal funkcionavai tiesiog be kavos, kad tu tiesiog funkcionuotum, nes tu jau vis tiek pripratęs. Bet kad tu, sakykime, nevartoji kavos ir tu pradedi vartoti kavą, kofeiną, pirmoji, antroji savaitė ir belenkojiks, ta prasme, gali prisigerti kavos, gali parašyti ten ketvirtadalį baigiamai darbą, ten gali knygą perskaityti, nežinau, tiesiog jis kaip kažkokių, bent jau moniai, nes man organizmas ir toks labai, kofeinas labai man stimuliuoja, ta prasme. Bet užteks apie man, paimkiam iš tikrųjų iš interneto informacijos, atsidarys ChatGPT, užklausiu kelius klausimus, įmesiu čia, jūs galėsit pasiskaityti, arba tiesiog užvesim kelią, kas per velnis tas kofeinas ir kad mums nesuteik mums energijos, mums tiesiog užblokuojam tam tikrus receptorius ir mes nejautam nuovargiaus ir tada mūsų kūno, mums privert mūsų kūną išleisti tokį stresinį hormoną, tas, katras sukeltų flight or fight reakciją, kad mes esam stresi ir vien dėl to mes esam tokiai aštrus, tokiai susikaupę, susikoncentravę ir dar padeda tas kofeinas dopamino, ta prasme, išskleisti, dėl ko mes iš tikrųjų atsigėrę kavos jautamės laimingi ir tas pats dopaminas, ta prasme, visko dabar paskaitysiam. Anglišką paklausinės, nes kažkaip man angliška labiau natūraliau, nes aš vis informaciją anglišką domiaus tas dalykas. Tai va, įsijungiau poną dirbtinį intelektą, nes aš manau, kad jis protingesnis už žmonių, gal tikslesnį informaciją jums pateiks ir patikimesnį. Tai varo mane. What is caffeine? Caffeine is a natural stimulant most commonly found in coffee, tea, cacao plants, and various other foods and beverages. It works by stimulating the central nervous system, which can help improve alertness, focus, and reduce fatigue. It mainly affects the brain by blocking adenosine receptors, which are responsible for promoting sleepiness. Tai žodžiu, kofeinas blokuojam tau tus receptorius, į kurius turėtų eiti tas adenosins, katras tau kūno daug suprasti, kad tu jis pavargsi, tau reikia pailsėti. Tai kofeinas tau nesuteikia kažkokios papildoms energijos, o tiesiog apgauna tavo kūną. Taip pat kaip ir su šiluma, ne? Tau ir šalta ir tu išgeri degtienis ir tu galvoji, kad tau čia ir šilta.
tiesiog ta degtinė, sakykime, tau smegenis apgaun ir tu gali nušaldyti pirštus visku, bet tu jausies, kad tau ir šilta. Čia irgi kofeinas nesuteikia energijos. Promoting sleepiness. Caffeine can also increase the release of neurotransmitters like dopamine and norepinephrine, enhancing mood and energy levels. Ir tada paklausėm dar kitą klausimą. Tai yra, how caffeine works. Caffeine works by stimulating the central nervous system, primarily by blocking the action of a neurotransmitter called adenosine. Tai va, blokuojant adenosino receptorius, kad yra atsakingi už tai, kad tau smegenis informuotum, kad tu esi pavargęs ir tau jau reikia ilsėtis. O kodėl reikia ilsėtis? Kad tau atsistatytų kūnas, smegenis, viskas, kad tu įsisavintum informaciją, kad tau smegenis pašalintų nereikalingą informaciją. Poilsis ir pats svarbiausias dalykas, manau, manim. O ko mes su kofeinu darom? Mes prisipliompinam tų kofeiną. Aš bent jau prisipliompintų kofeiną per daug. Žodžiu. Adenosine typically promotes relaxation and sleepiness by binding to its receptors in the brain. When caffeine enters your system, it competes with adenosine for these receptors, preventing adenosine from binding and reducing its calming effects. This leads to increased alertness, improved concentration, and a general feeling of being more awake. Additionally, caffeine stimulates the release of other neurotransmitters, such as dopamine and norepinephrine, which contribute to enhanced mood and energy. These effects can last for several hours, depending on how much caffeine you've consumed and your sensitivity to it. Paklausim dabar trečią klausimą, kad konkrečiai mums pasakytų. Nors čia vis tai 3 klausimai yra kafeinas klausimas, bet aš biškėlį išdėliojau taip detaliau, kad jums čia būtum ir jūs galėtumėt patys pasiskaityti. Ir paskutinį, trečią klausimą paklausim. How caffeine is bad for us? Caffeine can have negative effects on the body when consumed in excess or by certain individuals. Here are some reasons why caffeine might be considered harmful. 1. Disrupt sleep. Caffeine is a stimulant that can interfere with sleep by blocking adenosine, a neurotransmitter that promotes relaxation. This can lead to insomnia or poor sleep quality, particularly if consumed later in the day. 2. Increases heart rate and blood pressure. Caffeine can temporarily raise heart rate and blood pressure, which might be risky for people with heart conditions or high blood pressure. 3. Addiction and dependence. Regular caffeine consumption can lead to dependence. Withdrawal symptoms like headaches, irritability, and fatigue can occur when caffeine intake is reduced or stopped. 4. Anxiety and jitters. High doses of caffeine can cause feelings of anxiety, nervousness, or jitteriness. It may also exacerbate symptoms of anxiety disorders in some people. 5. Digestive issues. Caffeine can irritate the digestive system, leading to stomach aches, acid reflux, or gastritis in some individuals. 6. Bone health. Excessive caffeine intake has been linked to decreased calcium absorption, which could impact bone health over time if not compensated with enough calcium. 7. Increased risk of miscarriage. Some studies suggest that high caffeine intake during pregnancy may increase the risk of miscarriage or low birth weight, though findings are still debated. It's important to note that moderate caffeine consumption is generally safe for most people and can even have some benefits, such as increased alertness or improved cognitive function. The key is moderation and understanding how caffeine affects your body. Aš dabar išgers paskutinį kavos puodelį. Po vienos paros, po 24 valandų, man niek nebus, man lava neskaudės, nei ta galva, nei kū, bet jau, kad pradės eiti antrą parą be kavos, man jau pradės šiaurės skaudėti galvą. Po 3 parų dar irgi skaudės galvą. O jau po 4, po 5 parų jau aš pradės atsigauti. O tada, dar manau visą savaitę, kiek atsimenu iš senų laikų, kad nustodavau gerti kavą. Dar visą savaitę man tas bus toks, kad, suprantat, tai visi receptoriai, kad buvo užblokuoti. Aš kaip suprantu, organizmus tada automatiškai dar daugiau tų receptorių. Tu tiesiog esi kaip skolo savo organizmu, kad tu nesimeigodavo, kad, ir tau kofeinas nebeblokuojantų receptorių. Ir tu tada išvesis tas vadinamais cold turkey, tu toksai skrinas suglebis. Vien dėl to
labai sunkiai ir žmonėm nustoti, va toj kofeiną vartoti, nes jiems reikia kiekvieną dieną į darbą ir, sakykime, kad tu nustoji kofeiną vartoti, o prieš tai labai daug nuvartoji, tai tu gal visą savaitę, o gal netgi ir ilgiau, tu iš vis tu toks kaip šlapia bala, o jei tau darbas ir kur tau labai reikia daug protinės veiklos, nu, kad ir netoks, kad ir kitoks, nu, tu tiesiog mašiną kaip vairuoti, ar, sakykime, vairuotų ir, nu, bet kokį darbą, kur dirbti, ten reikia atsakomybės, reikia labai daug dėmesio. Tai vien dėl to labai sunkiai žmonėm numesti tau kavą, nes, nu, kaip ir su rūkim, ne, irgi su rūkim gana panašiai ir kada ne, ten nustoji rūkyti, tu pradedi būti nervuotas, irzlas ir visko, nu, aš iš savo draugų patirtais, nu, ta prasme, minčių, kad rasaniai pasidalint, čia jums irgi persakau, nes aš, nu, neturiu to dalyką, ką aš nerūkau. Bet va, tai va, paskutinis podėlis. Ir kas ir suprantate įdomi, kas tikrai esat susidomėję čia tą temą, aš jums kiekvieną dieną padokumentuosiu. Toliau video kad aš va pasakysiu, ką aš jautaus po 24 valandų, tada aš pasakysiu, ką aš jautaus po 48 valandų, tada ką aš jautaus po 3, po 4, po 5, po 6 ir po 7 parų. Kad jūs daugmaž įsivaizduotumėt, ką aš jautaus ir jei, sakykime, jūs nustotumėt kada nors vartoti kofeiną, kad negalvotumėt, kad čia yra nu, neišgyvenama, kad čia viskas reikia pasiduoti, man galva plyšti, taip toliau, arba kad kažkas su jums ir negera. Ne, iš tikrųjų, nu, visiems daugmaž panašta situacija ir kada nenusto vartoti kofeiną, labai skaut galvą. Ir aš įsivaizduoju, kol tu ilgiau tų dalyką, nu, kol tu ilgiau tų kofeiną vartoji, tau ir sunkiau atsikratyti. Nu. O dabar pašnekės taip apie tai, kaip aš pradėjau kavą gerti ir kaip iš tikrųjų viskas ir nesąmoninga ta informacija pateikta. Aš, nu, kai baigiau mokyklą, norėjau pabandyti keltis labai anksti rytmetės, ten, nu, produktyvus norėjau būti. Nu, žinot, tokį nesąmonį. Tai pradėjau keltis 4 valandą arba 5 valandą. Nu, iš tikrųjų gerai keltis į 5 valandą, bet 4 valandą man biškėl per sudėtinga, nes, nu, man tiesiog neišant taip anksti užmėgti. Ir YouTube pasižiūrėjau, nu, produktyvumo visokių tipsų, tipo, kokį maistą valgyti, nu, kad tu geriau ten jaustumės, kad tos smegenys geriau veiktum. Ir buvo vienas iš rekomendacijų buvo kofeinas, įsivaizduojat, kofeinas. Ir aš nelabai gerdavau to kavą, aš visą gerdavau to 3 viename, kur ir tą pat pigiausiai su tokiu ereliu, žinot, to, kur 50 būn, nu, man pats skaniausias, nežinau. Bet baironas nebeger, nu, tiesiog noriu atsiriboti nuo visokių tokių cukrų, nesąmonių. Ir tada aš tiesiog pradėjau gerti kavą. Bet aš kažkaip taip neįpratau gerti, nes, nu, man kava, nu, visuomet kažkaip nebuvo skani, aš geriau tik tas dėl efektą. Įdavo man kava į neskani, aš tiesiog geriau vien dėl to, nes kofeinas man padaro tokį žvalų, nu, ta prasme, man suteik tokį, nu, man tiesiog idėjas lėjas, man, sakau, aš baigimui darbą. Parašiau, man rūs per beveik 2 savaitės, bet ten buvau intensyvę ir, sakau, daug kofeinų vartojau ir nėra plama. Ir, nu, sakau, tada gerdavau tų kavą, bet nedaug pačiu pradžių, tas buvo gal prieš 4 metus. Pagrindė kavos mano vartojimas prasidėjo, kai pradėjau studijuoti, nes aš esu toks, nu, kapidaukas, jūs, manau, irgi esate toks atidėliotos ir kai reikėdavo daryti visokius darbus, kolegija aš pasilikdavau paskutinę dieną ir, sakykime, turėjau tam darbą ten savaitę, tai gaudavau taip, kad aš išgerdavau kokius 5 podėlis kavos ir aš padarydavau ten per parą, per 2 arba iš vis trumpiau trukdavau. Pažymė, būdavo viskas gera, ta prasme, bet, nu, žinot, nu, negal taip su organizmu elgtis, ta prasme, to namdaudi tokį žiaurį krūvį, paskiau ir kas, suprantat, kas buvo, kad aš įsisukau į tokį ratą, kad vos ne, kad reikia kažkokį darbą daryti, kolegija, ar aplama kažkokį darbą, tokį, kur reikia daugiau procą, nu, visko. Ir pastoja būdavo, kad va reikia kavos atsigerti, nes, nu, daug kas man sako, čia tik įsitikinėms, kad smegenys geriau veik, bet, nu, tam kartu tikras smegenys, nu, žiaurė, nu, atrodo geriau veik. Ir
taip galvos, kad 3 metus studijavau ir visus tus 3 metus aš ir gėriau tų kavų. Tikrą nemažą gėriau tos kavos visą laiką, ypač kai reikėdavo darbus visokius daryti. Ir atrodo, čia nustosiu kavą gerti, ne, nustodavau. Atsiprašau, mėly draugai. Veitas nebebuvo, vėl turėjau ištrinti video. Grįžkim. Tai, kaip ir sakiau, atrodo, nustodavo gerti kavą, viskas ir gerai, atsikunkindavo, va šitas 2 savaitės, kai seniai jau atrodo gali funkcionuoti visko normaliai. Ir vėl va, prasidėdavo kokį darbą, po biškį pradėdavo gerti, čia vien po 2, 3. Ai, dabar reikia pabaigti studijas, kai pabaigsiu studijas nebegersiu tos kavos. Nebegėriau, tada vėl kažkokį reikalą, kažkas tas, anas. Ai, kartas neišėdavo normaliai išsimygoti ir reikėdavo kažkokius darbus, kažkokius dalykus padaryti gyvenime. Žinot, visko būn kartas nespėjai daug ko kažkam kažkur reikia padėti, ar pats kažkur sumalį ir biškėl nepameigti. Ir vėl pradėti pasiimti kokias iš degalinės kokios kavos. Žiūrėk, tu jau vėl čia, vėl į tų įprotį vėl parėjo, ai, čia vėl atsigers kavos, vėl atsigers kavos. Tas pats dabar paskutiniu kartu buvo, kad aš dabar kavos nebevartojau. Ir parvažiuojant iš Norvegijos į Lietuvą, pasimėjau Švedijoje kavos iš degalinės. Ir aš buvau tos kavos negėris, irgi jau gana keletą mėnesių ir aš nebežinojau tos kavos, kaip sakant, kavos tos galės. Ir aš kai atsigėriau tos kavos, ir man vėl atrodo, aš gal knygą parašyti per kelias valandas, man teik, ta prasme, ta kava veikia ir aš ten užrašų, ten nautus, prisirašiau visokiausių idėjų, ta prasme. Man jautys kaip sungoks ultra instinkte, ta prasme. Bet tada ir tada grįžau į Lietuvą, su mama atsigėriau kavos ir taip dėjus ir dabar savaitę pragėriau to kavą ir tiesiog nenori, kad tau skaudėt galvą, nenori. Ir iki pat dabar jau beveik vis mėnesį geriu kavą. Po 2 savaičių, sakau, 1, 2 savaitę dar ta kava veikė. Buvo labai fainė, galėdavau, aš ten nežinau, mokintis, savo veiklom užsiimti, ta prasme, domėtis. O dabar geru kavą vien tam, kad neskaudėt galvą. Bet, sakau, dabar viskas. Nustosiu ir, YouTube, bus įkėlis video YouTube, man bus gėda vėl pradėti. Ir taip. Nes, logiškai pagalvokime mane, labai kenkmėgau, ta prasme, kofeinas tavo organizme, išbūn labai ilgą, o jei tu išgeria, dar vėliau negu ten po pietų, ne, arba išvis vakarį, tai tau tas REM sleep, tas gilus miegs, per kurį ir vyksta visas atsistatymas, visas smegenų išvalymas, kaip sakant, ta prasme, organizmas turi atsistatyti, nam reikia mėgą. Sakau, kol esam jauni, atrodo čia niek toik, bet ilgo perspektyva bus labai bloga, man manim. Taip pat ir su cukrum, taip pat ir su kofeinu, taip pat ir su visas kitas dalykas. Tai aš to dalyko dabar, sakau, paskutinį paudėlį išgeru. Į sveikatą. Bet to gėrim sveikata bus geresnė, tikra. Tai va, daug man tas gėrims padėjo, ta prasme, ir ypač Taivane, atsimenu, kiek ten atrodo, Taivane, kad tus 4 mėnesius prastudijavau, atrodo, kam tas mėgs, ta prasme, atrodo, norisi kuo daugiau apkeliauti, kuo daugiau pamatyti, su kuo daugiau žmonių pašnekėti. Tai ten iš vis kavą labai daug vartojau ir ten buvo labai paprasta tų kavą nusipirkti, nes kiekvienas gatvelis buvo coffee shops ir tu tiesiog ateini coffee, ten į viskas, ir tau duod coffee ir tu atrodo per dieną, aš nežinau, kiek ten išgerdavau tas kavos. Bet jis labai negera, vien kartą sakau, tiek buvau kavos išgėris, tiek intensyviai gyvenau, gal sakyti, ir tada nuėjau miegoti. Ir man kambario man, kad aš numiriau, nes aš užmigau ir miegojau, man rodo, ne 16 valandų. Be perstojų, be joik prasibudėjim, tai kūnas buvo išsteigsis. Dabar tu geri tau kavą, tu tokį adrenaliną gyvenį, atrodo, tau organizmus yra tokį adrenaliną. Tu jautys gerą, savo atrodo, niek toik čia. Ir sakau,
nuėjau miegot, nebuvau to kofeinų išgėręs. Ir sakau, 16 valandų miegojau, netgi atsikėlė judint, tipo, ar aš gyvas, nes, kai gyvenom, tai va, ta prasme, ten yra tokiai vadinamieji, tai barakai ir putris gyvenom, ir ten aš antrame aukšte miegojau, nuėjau miegoti ir tiesiog 16 valandų, jūs įsivaizduojat, kiek čia yra ilga? 16 valandų. Tai sakau, tokie va išsekimą būn, kas į labai negera. Ir tau kofeinas nesuteikia energijos, nes tik glukagon receptorius, kad yra atsakingi už tai, kad signalizuotum, kad tu esi pavargęs ir tau reikia ilsėtis. Žmonės sako, nori būti sveiks, neįsiklausyk į savo kūną. Nu tai kaip tu įsiklausysi į savo kūną, kad tu savo kūną apgaudinėjai ir tau kūnas siunt klaidingus signalus. O kodėl tas kofeinas ant klesta, ne? Nu, nes čia yra narkotikas, tu pradedi, tu negali nustoti gerti ne dėl to, kad tu negali, kad tu neturi valios, bet tiesiog tu esi tokius rėmus, kad tu turi eiti darbą, tu turi studijuoti, tu turi daryti dalykus, tu sakykime, esi mama, esi tėti, tu negali, tu turi vaikus auginti, tu atrodo, nėra tos pertraukėlės, kada galėtum nustoti, nes, čia reikia su savim užsiimti, ta prasme, tu turi biškį atkentėti, kol tu kaip ir su visom priklausomybėm, aš jį labai mažą. Ir sakau, man va toks kofeinas, aš kada įgavau kofein priklausomybę, sakykime, aš labai kitaip pradėjau žiūrėti tos priklausomybės, visiškai kitaip pradėjau žiūrėti tos žmonės, kad jie rūko nikotino, ta prasme. Pradėjau suprasti, kad čia nėra paprasta, ne kaip žina nerūkantis pasako, ai, tu čia rūka, čia tik įsitikinimus. Aiškiai ir įsitikinimus, bet ir paprastas cheminės reakcijas, katros veik. Tai va. Tai va, žodžiu, daugiau nebeišsiplėtosiu, tiek labai ilgs video gavos, čia šneko. Ir dabar paupdeitins jūs, papasakos, kaip jau tos po 24 valandų ir tep iki 7 dienų. Iki. Praėjo 24 valandas, kaip nustojau vartoti kofeiną visišką. Jau tos gera, nėra jokių galvos skausmų dar. Gal jau tos biškėl mieguistesnis negu įprasta. Bet taip viskas normaliai. Žiūrėsim, kaip jausimės po 48 valandų. Tai va, 48 valandas praėjo, kaip negeriu kofeiną, nevartoju kofeiną, jau pradedu jausti tokį mažą galvos skausmą. Matysim, kaip toliau eisės, bet esu iš tikrųjų nustebęs, nes tikėjausi, kad jau dabar labai skaudės galvą, bet po kol kas tik biškį. Žiūrėsim, kaip jausimės ryto ir pamatysim. Ko jūs, jau praėjo 72 valandas, kaip esu visiškai nevartojus kofeiną. Vakarį, kai sakiau, praėjo 48 valandas, dar labai galva neskaudėjai, bet kai atėjo 12, tai ir kažkur panašiai apie 50 valandų po kavos nevartojam, po kofeiną nevartojam, tad labai įsiskaudėjai galvą. Ir šį naktį aš pramiegojau vestų galvos skausmą. Šįryt atsikėliau jau kaip ir nebeskaud, tik kad dar esu toks, ta galva tik sunki. Bet jau, žinokit, jau manau, kad viskas pats sunkiais jau įpraeiti, kažkaip daug lengviau čia man išėjai atsisakyti kofeiną, kaip kad seniau. Gal vien dėl to, kad kofeiną tiek daug nevartojau šiom dienom, šį mėnesį. Tai va, nežinau, poryt dar nufilmuos video, bet nemanau, bus kaip prasme filmuoti, nes viskas kaip ir blogiausia praeitydavo, tik svarbu neįkreisti atgal į tų įprotį, nepradėti gerti kavos ir neblūdyti. Ir leisti savo kūnų duoti tinkamus signalus, kada reikia ilsėtis, kada ne, ir taip gyventi biškėlį protingiau. Tai va. Nuo takų praėjo 4 paras, prisipirkau gėlių, rytų moterų dienų. O kas liečia su kofeinu, tai labai keista. Dabar galvas skauda daugiau negu skaudėjo vakar, o jau praėjo 4 paras. Nežinau, man šį kartą labai keista veik, bet žodžiu, netgi po 4 parų, kaip kad nustojau vartoti kofeiną, vis dar galvas skauda. Šiandien reikėjo važiuoti į Klaipėdą, parvažiuoti šanos eisme, reikėjo būti tokiam budriam, o galvas skauda, tai sunkiai nelbau. Žiūrėsim, ką bus ryto. Ryto bus praėjus 5 paras, bet matot, skauda ilga, bet praėjęs viskas bus gerai. Bet vakar sakau, jau maniau, kad viskas nebeskaudės galvą, pradės skaudėti galvą vėl ant vakar. Tai va, kofeins ir tikrus
narkotikus. Nu tai ko, 12 diena be kofeino. Nebefilmavau 5, 6 ir 7 dienos, nes tiesiog po 5 parų jau jaučiaus labai gera ir reikėjo dar plius į oro uostą nuvažiuoti vidurį nakties ir skristi į Norvegiją ir taip toliau. Tai jei ir būtų skaudėjus galvą, nebūčiau galėjęs įvertinti, ar būtent dėl to, kad kofeino nevartoju, ar dėl to, kad miego trūksta, ar koks stresas, ar taip toliau. Bet nebeskaudėjai po 5 paros galvą išvis. Tai galim taip video ir padaryti tokį išvadą, kad, bent jau mano atveju, 5 paras taip, iki 5 parų jautės tokį gana prasti simptomą, galvas skaudėjo toks gal ir sloms, pavargęs, mieguistoms, o paskiau jau gana mažą tokį jausmą besijauti. Aišku, vis tiek jautės, kad trūksto gal kofeino, tu tokį būstą. Bet dabar sakau, jau ir 12 dienų praėjo, jau dirbu darbą, normaliai po atostogų, normaliai susivažiavęs ir viskas ir liuks. Tai va, kažkam gal ir įdomu, dėl ko ta galva skaudėjo, tai padėsiu irgi paprasčiausiai ChatGPT atsakymą čia. Galėsit susistabdyti, pasiskaityti. Ir nežinau, gal tas video kažkam buvo įdomus, gal kažkam buvo informatyvus, gal kažkam irgi buvo keli tokių klausimų, kaip tas kofeinas, kodėl tiek žmonių priklausomi nuo ir kaip mums veikia, kaip ko. Tai jei buvo įdomu, tai džiaugaus, jei nebuvo įdomu, ką buvo, tai buvo. Tai va, iki kitų kartų ir žiūrėsim, gal bus kokių kitų temų. Kaip sakant, viskas iš gyvenimo, realybė. Iki.